Sveiki, šiandien aš jums parodysiu, kaip atlikti triuką pavadinimu atbulinis salto, backflip, backtap ir kitaip, kaip jūs norite vadinti. Jisai yra vienas iš paprasčiausių triukų, tai yra basicas. Aš jums jį dabar pademonstruosiu. Taip, tai yra ganėtinai lengvas triukas, jį nepavojinga atlikti. Tik kai bus pirmi bandymai, aišku, bus nedrąsu versis per galvą, nes dažniausiai būna baimė, kad nukrisiu ant galvos, ten tas ir panašiai. Tad patarimas, susiraskit žmogų, kuris galėtų pasaugoti. Ten, kai vertiesi, va čia ranką padėtų ar kur nors, kad nesusižeistų. Taigi, dabar aš apibūdinsiu jo techniką. Pritupi, kad atsispirimas būtų. Ant pritupimo rankos būna čia, kur mano dabar. Bešokant, jos eina į viršų. Jos turi pakilti patį aukščiausią tašką. Kai atsispiri nuo žemės, galvą gali moti atgal arba žiūrėti tiesiai. Jeigu galvą mosi atgal, jis bus greitas. Jeigu žiūrėsi tiesiai, jis bus aukštesnis. Taigi, atsispiriant, pašok į orą, suėmi grupiruotę. Būtinai grupiruotė. Pirmiem bandymam yra tikrai naudinga. Nes be grupiruotės gali būti žemas, gali kristi kelėnį, gali susižeisti. Taigi, dar kartelį pademonstruosiu ir bus viskas. Dar vienas patarimas, nesileiskite ant tiesių kojų, gali kelėnį sužeisti. Leiskitės ant pagalvėlių, va, ant pirštų ir pritupkit šiek tiek, neskaudės. Backflipas.